Ar jūs žinote, kad vėl išrinkus Nijolę, ji iš pagrindų gali pakeisti Birštoną? Ir todėl siūlau, jog Birštone reikia surengti tarptautinį petankės turnyrą ir viskas. Jame dalyvaus viso pasaulio petankininkai. 100 000 pasiturinčių seniečių užplūs Birštoną. Valstybei skubiai teks pastatyti automobilio transporto tiltą Birštonas Pociūnai, sanatorijas ir dangoraižius svečiams apgyvendinti, sporto centrą, kuriame vyks petankės varžybos, super didelę automobilio aikštelę svečių transportui sutalpinti, Dolų keltą, kad būtų galima užtikrinti susisiekimą su visais pasaulio kraštais, įskaitant Alytų ir Melburną. Jūs tik tai pagalvokite savo. Pagalvokite, kas bus, kai turnyras pasibaigs ir svečiai išvažinės. Būtų krizė suspausti Lietuvos gyventojai užplūs jūsų puikų miestą. Sostinė automatiškai persikels į Birštoną, Birštoną teks pavadinti naująją Vilne, o Vilnių senuoju Birštonu. Bet petankės bus atidarytas grandiozinis verslo centras, kuriame bus surastos apgalaktinės susisiekimo priemonės. Susisiekimas su kitomis planetomis bus toks paprastas kaip skrydis Prienai, Balbieriškis. Ir Birštone vyks pirmas viso pasaulio istorijoje tarpplanetinis petankės turnyras. Pirmajame tarpplanetiniame petankės turnyre tarp birštoniečių poros ir Grįžulo ratų komandos įtikinamų metimų pergalę pasieks birštoniečiai. Valio, draugai! Ir visa tai atsitiks jei per rinkimus ir vėl balsą atiduosit Nijolei.